prisipažinsiu, kad dažnai aš bėgu nuo savęs. Kai būna man blogai, padidinu cukrus dozes. Į Instagramą greitai nuvedu emocijas. Ir jis bando kuo greičiau praskrolinties visas, nes aš vis bėgu nuo nemalonių jausmų. Atrodo viską padaryčiau, kad nejausčiau jų. Bet kuo labiau aš bėgu, tuo labiau jausmai artėja. Pagal mano idėją, ko nemylim, tas didėja. Bet jei įkyrėja, nusėt tik perspėja, kad mūsų mintis nuo realybės per toli nuėjo. Vidus kviečia sustoti, imt minutės pertraukėlę. Bet mes, kad tik nejau savęs, nuvarom į IKEA. Todėl tikriausiai taip ir skauda save ignoruoti. Nes reikia išplėšti kažkokią savo dalį, nebijoti, kad tas šešėlis mano priešas, linkia mes galvoti. O gal tiesiog mums reikia šitą skausmą integruoti. Tad jei nuo šiol darytume mes viską atvirkščiai, visai kitaip nei praeityje darė mūsų tėvai. Pažiūrėtume į tai, nuo ko bėgom taip ilgai. Lentynose stovėtų neišpirkti buteliai. Man niekad nepavyko laimės išoriai surast, nes jį randasi juk ten, kur esu aš pats. Laimė ten, kur aš ieškot kitur pakaks.